Minedas kažkaip labai nusiminęs ir žengia į ringą, kaip visą laiką, jo veido išraiška. Mindaugai, kaip nusiteikęs? Minedas rodo, kad nusiteikęs gerai. Užsideda pirštinės, ar ne? Kad nesitraumuos vėl labai greitai. Šioje pirmojo kovoje, kur 3 tęs kovą iki galo. Pasitikite mūsų mėlynajam ringų kampe. Žurnaliukas! Antrą žengia Žurnaliuga, antra kova į džunglėse. Žurnaliuga yra po pralaimėjimo eina, tai galės reabilituoti šitoje kovoje. Išeina pagal Minedo dainą, kiek suprantu, Žurnaliuga. Kažkiek humorą šitame jo veiksme. Kova, kaip matome, vyks bokso pirštinėmis, bokso taisyklės. Trečiasis kovotojas čia šį vakarą mes pakvieskime žmogų, kuris moka padaryti tiek priekinį, tiek atbulinį salto. Jūsų Vilkaviškiai gausys aplodismentais pasitikite. Makgregoras! Išeina Makgregoras, palei žinoma visiems dainą Tiger Eye. Ir tikro žvilgsniu. Makgregoras kaip visą laiką geros nuotaikos, pasikūręs. Makgregoras! Bus įdomi kova. Nu ką, važiuom. Taigi žmonės mėlėjai, prasideda pirmosios kovos tarp Minedo, Žurnaliugos ir Makgregorio pirmasis raundas. Jūsų ovacijos, važiuojam! Pirmas raundas, vėl ringia Monikutė, ko senai nematėme. Jokio pakaušio. Nemušam į pakaušį. Ir žemiau juostas. Ir žemiau juostas. Tik rankos. Žmogus nugriuvo, ant žemės nemuša. Jeigu jau pamatysim, kad jums labai polas, skaičiuojam knockdowną, kol vienam skaičiuojam knockdowną. Dar kartą Dominikas visiems paaiškino taisyklės. Viskas? Gerai, iki. Kad nebūtų smūgių į pakaušį. Gerai, pirmas raundas! Pagal taisyklės, graži kova. Nebūtų kažkokių smūgių. Ką, širdelė dreba, stebim. Visi žvalgosi, kol kas nežino, kuris kurį. O, pradeda Žurnaliugas, puola Minedą. Minedas atsimušinėja, kas bebūtų labai keista. O, Minedas tiesiog užprotėjo ringę. Ir mala tiesiog Žurnaliugą net bėga nuo Minedo, o Makgregoras tiesiog ramiai viską stebi. Tiek daug žmonių ringė, kad aš nelabai suprantu, kas su ko kovoja iš tikrųjų. O, dviese puola Minedą. O, Žurnaliugą revanšuojasi Makgregoras. Visi žvalgosi galvoja, kuris kurį palikti. O, Žurnaliugas Makgregoras. Oi, labai geras smūgį Makgregoras paraikė Žurnaliugai. Žurnaliuga pajuto, net pasitraukė. Nu ką, kas toliau? Makgregoras su Minedu? Ne? Neapsisprendžia vyrai. Gazdina. Provokuoja vienas kitą. Oi! Koks tai smūgis iš Žurnaliugo Makgregorui. Makgregoras pajuto, rodo šypseną savo vidų. Ir koks apgaulingas buvo judesys iš Makgregoro, bet jis nepradėsė. Dabar normaliai. Nu, vyručiai, kovoja strategija. Kuris... Oi,
vėl Magregoras vieną neblogą smūgį išmetė ir nusilenkė nuo žurnaliuko smūgio. Turbūt Magregoras blaivas jį. Minė palaiko, o aš čia... Top, negalim. Pirmas raundas, ką, minutės pertraukėlė, pirmas raundas, pilno veiksmo, kaip ir tikėjomės visi šitos kovos ir kas nenuvylė, kad Minėdas kovėsi tikrai kaip liūdas. Ūgis Vilnius, Minėdas 86 kg, metras 89 ūgis iš Klaipėdos ir Magregoras 55 kg, 165 cm ūgio iš Raseinių. Taigi, netrukus prasidės antrasis raundas. Kas palaiko mūsų Minėdą? Ką, Monikutė vėl matėme. Žurnaliuką. Skelbė antrą raundą. Ką, antras raundas, veiksmas. Magregorą. Kol kas nenuvylė šito kova. Puikiai atidarimo kova. Ką, stebėsime antrą raundą. Visi lygus. Net negaliu pasakyti, kuris pirmam raundė dominavo, nes visi kovėsi. Nustebino Magregoris čia mane. Ant visų puola. 10 sekundžių. Magregoras nesulaikomas žvėris. Pats mažiausias šiaip Magregoras ir turbūt lengviausias šitoj kovoj, bet tikrai nesilpniausias. Ką, vyručiai vėl galvoja. Op. Kuris kurį. O, Magregoras. Puola Minėda. Tik džiunglėse galima pamatyti Minėdą ir Magregoro kovą. Magregoras ant visų puola. Magregoras nesulaikomas šiandien. Negėrė 2 dienas. Turbūt tai atsiliepia jos sveikatai. O, kaip gražiai įsisuko nuo smūgio. Minėdas tyliai kampė sėdėjo, laukė, pailsėjo ir užpuolė Magregorą ir pataikė smūgį. Kas jūsų akimi veda šitą kovą? Manau, Magregoras. O, aš manau, kad Minėdas. O, žurnaliuką ne... Šiaip žurnaliuką geriau atrodo nei pirmoji kovoje. Galbūt pirmoji kovoje buvo svorio skirtumas, bet šitoj kovoje gana neblogai atrodo. Šiaip visi trys gana neblogai atrodo. Tikrai vyriškai mušasi kovoja, kaip čia pavadinsi. Bet Minėdas pasikeitė po pirmų kovų. Minėdas visiškai pasikeitęs. Buvo jau beveik nurašytas, bet va šitoj kovoje parodė, kad jis gali smūgiuoti ir nesikuoti. O Magregoras surenka taškus ir jau į galą eina antras raundas. Ką, turbūt ir trečią pamatysim. 20 sekundžių. Ką, Magregoras sumėgė. Oi, Magregoras supautavo žurnaliuką. Ką, Magregoras telieka pulti Minėdą. Oi, Magregoras. Šaumo. Smūgį kruša pasitinka Minėdą. Baigėsi raundas išgelbėjo Minėdą. Magregoras tiesiog šviečia. Oja, Magregorui atsistoja žmonės. Štai toks antrasis raundas. Ką, Magregoras įrodė visiems, kad jisai nevertas būti džiunglėse. Po 2 kovų su Valerijum, aišku, buvo gana stipriai nurašytas, bet buvo šaunuolis. Ką, trečias raundas, 2 pirmi raundai pilni veiksmo, lauksim trečio. Čia kosmosas. Ką išdėti? Manau, jeigu dabar baigtųsi šitą kovą, laimėtų Magregoras, paskelbtas būtų nugalėtojų. Bet dar trečias raundas. Ką, matėm vėl Monikutė. Iki trečio raundo lieka lygiai 10 sekundžių. Emocijos tiesiog plūsta šią stebint šitą kovą. Dėmesio, trečiasis raundas. Dabar. Ateikit. Monikutė padėjo prie manęs ir sako, šita kova kaip primitėlė. Sumušam pirštėm. Gerai. Trečias raundas, fight! Ką, trečias raundas stebim. Žurnaliukas atrodo pavargęs, Minėdas atrodo šviežiausias ir jo veido išraiška akmeninė, negaliu pasakyti nieko.
Magregoras. Magregoras stebi kaip erelis, kurį pirmą jungti. Oi, koks apgaulingas veiksmas iš žurnaliuko. Ką, vyručiai, oi. Pagaliau ėmėsi veiksmo Minedas. Vis abudu spaudžia pabiškį Minedą į kampą. Kovojam paskutinis raundas, kovojam. Valentinas paragina kovotojus kovoti, o užpuolė Minedą. Visi puola. Nu, šitas kovos formatas toksai, kiekvienas už save. Kas ką nori, tas tą puola. Nu, gali vienas vieną pulti, gali dviese vieną. O, techniškus smūgius mėdo Magregoras. Lygiai 1 minutė. Gal savaitgalis sodyboje su džiunglių dalyviais Magregorui išėjo naudą, biškį kažko išmokė. Davė treniruočią biškį. Vyručiai gal užsistovėjo, žiūri, kuris kurį. Tikrai neblogai daug smūgių išmetė, bet nebuvo jų taiklių ir Minedas įmanoma atsikėlė. Pusė minutės liko. Kovojam, kovojam. Ką, Valentinas ragina biškį kovoti jo. Minedas, oi, kokį smūgį pataikė ir kokio atsakė smūgį Magregoras. 10 sekundžių. 10 sekundžių šitos epinės kovos. Nu, vyručiai, parodykit galą. 3, 2, 1 ir Magregoras. Baigėsi kova, galiu pasakyti, kaip pats nuo savęs, kad yra visi 3 šaunuoliai, visi kovojo, nepasidavė. Vyriška, buvo smagu žiūrėti. Atsižvelgiant į tai, jog žurnaliukas gavo knockdowną, o Mindaugas buvo labai pasyvus, manau, nėra klausimų, šią kovą laimi Magregoras. Kovos nugalėtas Magregoras. Šaunuolis sveikina Magregorą.